Sveiki, su jumis sveikinasi Mindaugas, verslo kalvis. Šiandien pakalbėsime aktualią temą, kodėl kavinės neturi ateities. Šiandien labai svarbu yra skaitmenizacija. Naujam arba senam verslui skaitmenizuotis, patekti į internetą, reklamuotis jame, leisti reklamą, daryti video, montuoti reklamas ir panašiai. Dauguma restoranų ir valgyklų neturi net kortelių skaitytuvų, negalima padaryti pavedimų, bankinių, nebankinių, galimybė atsiskaityti tais grynais pinigais, kurie iš rinkos bus greitu metu išimami. Iš tikrųjų, tai tas verslas, kuris šiai dienai yra neskaitmenizuotas, jisai per 10 arba 5 metus sąlyginai neišgyvens, žmonės atsitrauks nuo tokių verslų. Didžiąją laiko dalį, jeigu neskirstite skaitmenizacijai, pamatysite, kad jūsų verslas žlunga, jūsų apimtis mažėja, užsakymai mažėja. Kodėl yra svarbu kiekvienam verslui turėti kortelių skaitytuvą ir kodėl jo neturint jūsų verslo pajamos sąlyginai ir tolygiai mažės, o ne augs. Tai yra labai paprastas dalykas. Kadangi žmonės šiai dienai labai greitai skuba, jie nebeturi grynųjų pinigų, ypač jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės. Žmonės turi grynųjų, bet juos neikime į aktualiją su jais. Tai yra visai kita tema. Svarbiausia tai, kad jaunimas ir pagyvenę žmonės iki 30 metų, iki 35 dažniausiai naudojasi kortelėmis, pavedimais ir tai yra labai svarbu šiai dienai. Kadangi kortelių svarba yra labai aktuali jaunimui ir apie 30-35 metų vyresniems truputį žmonėms, o pensininkams ne, tai svarbiausia tai, kad tas verslas, kuris nepristaikė šiai dienai su kortelių skaitytuvais, jisai tolyginai ir sąlyginai praras pajamas ženkliai. Kas yra greitas pristatymas į namus? Greitas pristatymas į namus, kai jūs maistą gaunate iš karto per 10, 15 minučių, 20 arba pusę valandos. Tai reiškia, jeigu jūs perkate maistą tam tikrų laikų, jūs užsirezervuojate savo laiką, jums maistas yra atvežiamas karštas ar ne, vėlgi jums nereikia važiuoti į valgyklas, ten laukti eilių ir panašiai, jūs galite valgyti darbo vietoje, galite valgyti namuose, galite valgyti visuose tuose įstaigose, kur jums yra sutaupomas laikas. Tai reiškia, jeigu kiekvienais metais jūs taupysite laiko, jūs daugiau uždirbsite pajamų. Tai yra pliusas jums, nes šiai dienai valgyklos, kurios nepristatys maisto į namus, jos sąlyginai žlugs per ateinančius 5 metus. Jeigu jau daėjome iki pačios skaitmenizacijos, puslapio sukūrimo, kortelių skaitytuvo įdiegimo, pirmiausia reikia mokėti su klientais komunikuoti. Tai reiškia, jeigu komunikacija nevyks internetu, žmonės bus atstumti, jie jūsų produkto paprasčiausiai nepirks. Tai reiškia, jeigu jūs parašote žinutę tam tikrai įstaigai, ta įmonė turi jums atsakyti per 5 arba 10 minučių nuo tos užklausos. Tai reiškia, jeigu jūs parašote vieną ar kitą klausimą ir iš jūsų yra nesulaukiamas atsakymas, jumis labai nusivils ir paliks jums labai blogą atsiliepimą. Tai reiškia, jeigu jūs kiekvieną kartą neatsakysite klientui ir prarasite klientą, ir ne tik klientą prarasite, bet ir gausite blogą atsiliepimą. Kiekvienas verslas šiai dienai, kuris neturi internetinės svetainės su www.lt galūne, kuris neturi Facebook'o kanalo, Instagram'o, TikTok'o ir visų kitų socialinių medijų, jis sąlyginai ir tolygiai žlugs ir visiškai sužlugs iki tokio lygio, kad jeigu nebus maistas pristatomas, nebus socialinė medija, nieko nebus, sąlyginai sužlugs per ateinančius 5 arba 10 metų. Tai yra neišvengiamas dalykas. Tad žiūrėkit, ką darot su savo verslu. Aš jums papasakosiu labai įdomią istoriją. Jeigu žinote Didono, Jurono ir kitos mažos valgyklos ar ne, vėlgi jūs prieš 10-20 metų atgal arba 30 metus buvom bangos ar ne, vėlgi ten viskas virė, ten gamino maistą, ten buvo pelnai visiškai ne, ir jos žlugs, visiškai sužlugs, o jos mažos valgyklos, jeigu jos nepristatys į namus, nieko nedarys su savo skaitmenizacija, klientų nepritrauks naujais būdais, neturės kortelių skaitytuvų, pas jų į tokius valgyklas ir tokias įstaigas niekas nesilankys, nes žmonės nebeturi laiko iš tikrųjų. Tai va, susimastykite, ką jūs darote su savo verslu. Aš puikiai matau, kad šiai dienai vyksta su gerom įstaigom, tai galima paminėti Castle Lounge'as, kuris turi kortelių skaitytuvą. Yra Rūsys, kuris buvo, ne vėlgi dabar visai kita įstaiga bus. Yra daug įstaigų, kaip Star Pizza, kurie turi kortelių skaitytuvus, turi socialinės medijas, viską daro su socialiniais tinklais ir jie plečiasi. Tokios įmonės jūs išaugs, jūs išveža maistą, jūs viską daro originaliai ir turiningai kuria turinį. Tai reiškia,
Jeigu jūs nekursite turinio, užmigsite ant tų laulių, ta prasme, jūs niekada neturėsite savo klientą, ta prasme, jūs pastoviai turite su technologijom, nesvarbu, ar ten jums sekasi, ar nesiseka, ar žiūri tą reklamą, ar nežiūri, bet jeigu jūs produktyviai nuosekliai darote su savo reklamomis, jūs kiekvieną kartą turėsite vis naują ir naują klientą, kurį prisijaukinęs galėsite išauginti savo verslą ir gauti vis naujų pajamų ir pelnų į savo veiklą. Aš kaip verslo kalvis jums galiu padėti su skaitmenizacija, su verslu, su puslapio kūrimu, su visais tais dalykais, kurių jums trūksta. Jeigu jūs neturite žinių, kreipkitės į specialistą, jums atsakys visus klausimus, nesvarbu į mane, į kitą žmogų, bet darykite su savo verslu kažką. Aš jums tai galiu padėti. Galiu paleisti reklamą, galiu sumontuoti video, galiu nufilmuoti, galiu padaryti puslapį, galiu viską padaryti dėl jūsų verslo. Tad jeigu norit, pirkit dabar iš manęs. Aš esu iš Tauragės. Jūsų verslą galiu prižiūrėti iš bet kurios pasaulio vietos, iš tikrųjų tai nieko nekeičia. Tai verslai, kuriuos ten paminėjau, ten Didona, Irona, Castle Lounge'as, yra iš mažo miestelio Tauragės. Bet tai verslai, kurie daro kaip Castle Lounge'as arba kiti jie skaitmenizuojasi, yra vieno ar kito žmogaus pagalba, tai daro patys arba specialistų pajėgomis ar ne, vėlgi paėmus. Tai žiūrint tai, jeigu tokios veiklos kaip, pavyzdžiui, Didona, Irona nedarys kažkokių tinkamų veiksmų, jos išnyks. Yra labai daug įmonių, kurios daro ir Tauragėje, vėlgi kreipkitės specialistą. Tai yra labai svarbu. Aš kaip verslo kalvis galiu suauti jumis 1, 2, 3 įmonės, galiu daryti reklamą, galiu pasidaryti puslapį. Aš einu kompromisą. Tai reiškia, jeigu jūs norite savo verslą išauginti, po truputį, mažai žingsnelis, arba tiesiog, kad jumis pamatytų labiau, kreipkitės į mane. Mane galite rasti tam tikrais kontaktais, susisiekti telefonu, asmeninė žinute ir visais kitais socialiniais tinklais, kuriuos jūs matote visur čia, kur yra paminėta. Su jumis buvo verslo kalvis. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą trumpą video filmuką, ne vėlgi. Tai su manim galite susisiekti visais kontaktais. Aš labai džiaugsiuosi, kad galėsiu padėti jūsų verslui. Ir labai linkiu jums sėkmingų verslo planų, ateičių, kad sukurtumėte sėkmingą verslą. Jeigu dar nepradėjote, galite kreiptis dėl pradėjimo, dėl visų kitų dalykų. Aš kaip verslo kalvis jums padėsiu, kuo tik galėsiu. Kreipkitės į mane. Ačiū.